Sveiki, mėly dvyniai. Ši savaitė yra nepaprasta jums, nes tikrai kažkaip labai kosmiškai viskas susidėlioja, kad baigėsi visos ilgos uodegos, kurias jūs nespėjot padaryti ir spėsite padaryti, sutvarkyti, ir prasideda visiškai nauji dalykai. Bet pirmiausia, kaip visada, spauskite patinka, dalinkitės mūsų programomis, įrašais ir, aišku, prenumeruokite kanalą bei spauskite stebėti Facebook'e, kadangi ten dedu visą pagrindinę medžiagą. Informaciją turiu galvoje. Taigi, brangus dvyniai, dabar prasideda tokia paskutinis etapas kovoje už būvį. Ir dar kelios dienos ir jau po biškį eisite į tokį apsiraminimą, į harmoniją vidinę. Ir bus viskas smagiau, nes iš tikrųjų dar nuraminti šiai dienai tikrai negalėjau ir jau tik nuo kokio penktadienio ateinančios savaitės, tai yra nuo 15, tai kokią jau 20 dieną jūs apsiraminsite ir pamatysite, kad jums vėl sekasi ir kad jūs labai harmoningai jaučiatės. Dabar gera žinia tiems dvyniams, kurie ieškotės poros, nes jau tos vienatvės tokios nebebus, nesijaus ir galite būtent prieš kalėdinių laikotarpių, nebūtinai šitą savaitę nuo 15, bet bendrai iki kokių sausio vidurio susirasti savo porą. Ir labai prašau, apsidairykite, apsižvalgykite, gal kažkas jūs seka akimis, nebūkite tokie pasikėlę, biškį nusileiskite ant žemės. O tie, kurie esate porose, tai labai geri šilti santykiai bus ir vėl santykių atgimimas, net jeigu prieš tai miegojote atskiruose miegamuosiuose. Tai nereikia nutraukti šią savaitę santykių, kaip bet atrodytų liūdna ar beviltiška, šią savaitę tikrai nepalanku nutraukti santykius, prabūkite ir pamatysite, kaip bus geriau, geriau ir geriau. Taigi, šiaip tai tokia vidutiniška savijauta, vidutiniška nuotaika, kaip sakiau, jums nuo kitos savaitės viskas bus smagiau. O dabar iki kitos savaitės. Ate.